Šiandien įkėliau ilgą vaizdo įrašą apie Light Auto rekomenduotą Volkswagen Passat, kuris pagal juos labai tvarkingas, nors iš tikrųjų su atsukta rida ir daugybė paslėptų defektų. Ir noriu dar kai ką paminėti. Tas įrašas yra darytas ganėtinai senai, dar ne viskas yra jame paminėta. Tada dar nebuvo sugedęs automobilio generatorius, ko pasekoje nekrauna akumuliatoriaus ir su juo tikrai negalima važiuoti. Jis nėra važiuojantis. Vaizdo įraše Light Auto matosi, kad jis važiuoja, nes žmonės nupirko visiškai naują akumuliatorių, kad pavažiuotų kelis kilometrus ir galėtų atiduoti jį, nes jis žadėjo, kad jį pasiims. Nors iš tikrųjų eilinis iki mumis apgavo visus, ir žiūrovus, ir klientus, ir viską. Jis realiai net už savo nekokybiškai atliktą paslaugą negrąžina tų pinigų žmonėms. Jis yra visiškai melagis ir aferistas, pilna tą žodžio prasme, ir manipuliatorius. Tie, kas supranta ir mato įrašus, tiem aišku. Bet ne apie tai. Kitas dalykas sako, tai kaip jis nevažiuojantis nuvažiavo ten kažkiek tų tūkstančių kilometrų. Tai jis nebevažiavo po tų kažkiek tūkstančių kilometrų. Ir mano defektinis aktas iškart po to buvo išrašytas. Jis ir tai meluoja. Arba nemoka skaityti defektinio akto. Kas būtų nelogiška. Kitas dalykas. Sugadino mano atsiliepimus rekvizituose. Gaidžių gaidysis tikrai. Nebeturiu jau už kur griebtis, pats prirašė atsiliepimų. Per kelias dienas man supylė belė kiek blogo atsiliepimų. Tai kas? Žmonės nukentėjo nuo manęs. Kur tie žmonės tada? Važiuom, tvarkomės, iškart susimokėsim, jeigu padarėm kažkas klaidas. O ten jis pripylė tų atsiliepimų komentarų ir dabar daro video ir komentuoja juos. Visiškai dugnas. Tai va, tiek žinių, vis tiek nenuleidžiu nosies, teisybė bus, nueisim į teismą, susimokės aferistai, kiek reikės. Ir bala nematė tie mano atsiliepimai, žmonės vis tiek žino, kas yra tiesa. Mes sutikiam garantijas ne žodinės, o raštiškas, tad viskas bus gerai.